tu dėdį Petrui prieš mirtį skolą atidavai? Atidaviau, tėvui. 8 litus 5 centus prieš pat mirtį. O kas yra? Jie tau, braniuk, sapnavau dėdį Petrų. Atėję, atsistoja toks mėlynas, išverstom akim ir sako, Steput, po kiek dabar šlapenkė dešra? Aš ir nežinau, kiek kainuoja. Tai, numirėlį Steput sapnuotai oras keisis, nu. Oi, tai gerai. O tu žinai, dakų sapnavau? Sapnavau, kad mes lovai auginam vištas. Daug vištų, o vienu va, pagalbę nekyši. Prapjauta skylė įkišta tokia didelė višta. Galvų tik kyšt. Jei tokie baisu buvo. Taip, palauk. Vištas Steputai nėra gerai. Vakų sakau. Žiūrėk, bet tai gal čia koks pranašiškas sapnas, Velykas kada? Tai kad šių savaitė liktai. Tai, Steput, aš šiandien kelintadienis? Nu, man atrodo, 4-adienis. A tai tu kiaušinių turi? Kiaušinių? Nu. Tu viską sutarta, va. Beausiui paskambinau, sakė, tu nesnervuok. Stepa viską sutvarkė. Kiaušinių bus baltų, rudų, didelių, mažų. Oi. Steput, šiandien didis 4-adienis. Taigi žmonės tvarkas, ruošias Velyką, o mes dripsam gulim kaip kokie cepelinai dabar, na? Jei tau mana. Stepa, aišku. Einam tvarkytis. Aha, einam. Steput, virtuvį pažiūrėk, indų krūva nesuplauta ir karidariokų prašluosi. Jolanta! O, Jolantėlė, klausyk, aš pagalvoju, supranti, artėja šventės, o mesgi dar nepasiruošusios. Aš naisiu parduotuvę, o tu sutvarkyk kambarius. O tai, mama, gal padarom atvirkščiai? Aš einu į miestą pasivalūzat, o tu susitvarkyk čia savo. Na, kas per tonas, kalbant su mama? Žiūri, tie kaimynai iš periferijos daro iš tikrųjų tau neigiamą įtaką. Žinai ką, mam, bet jūs bežiūrint, kartais atrodo, kad iš kiaušinio siritau. Jolanta, tu sutvarkyk kambarius, aš netrukus grįšiu. O kada tu grįši? Na, manau, 15 minučių man tikrai užteks. Ai, tas 15 minučių reikia padauginti dar kartą iš 15 ir jeigu daugiau einant nieko nebesusitiksi, tai gal tada jau ir grįši. Jolanta, taigi tu žinai, kad aš esu be galo užsiėmusi moteris. Aš priklausau draugijai Caritas, moterų klubui. Aš kovoju prieš alkoholį, prieš narkotikus. Prieš uodus, prieš muses, prieš tarakonus. Mama, gi dar nepamiršk, dar yra feministės, češkės, naktinės plaštakės. Na kaip tu su manim kalbi? Taigi viešpatė, taigi ašgi dar rūpinosi mūsų tėvu. Ir galų gale aš auklėju tave. Tai vat ir gerai, kad galų gale. Dėl to ir jaučiuosi tokia išauklėta. Užteks. Viskas. Aš einu į parduotuvę, o tu sutvarkai kambarius ir užbausime. Užbausime, brangioji. Išdulkinsi kilimus. Šitaip čia tvarkaisi dabar, sakyk? Steput, nepigiai tu mano brangenybė. Aha, nu kadugi pabrungau šitaip. Taigi tą pavasarį, Steput, pavasaris, Va. Telefonas, eik pažiūrėk, kas tai skambina. Alo? O, Viktariukai, labas, čia aš Stefa. Nu, tai kaip gyveni, kiek laikai suartėjančiam? Kas blogai? Eik tu! Šeškai vištas išpjovė. Nu, svoločiai klausyk. Tai dabar iš kur mes kiaušinių gausime? Taigi, kaip aš atamenu, kokias vištytės buvo ten, niungiam šfyrų, kokias veislės. O įk tu dieve, kiaušiniai kokie gražus buvo, apvalus tokie. Dailus tokie didelį, jie tau man. Va, aš sakau, jeigu va, tu gyvatį šeškų pagaučiau, tai savo rankam pasmaukčiau.
Nebesnervuok, Viktorai, Dieve mano, bus tų kiaušinių. Negi šiais laikais tų kiaušinių nebegausma. Nuspirksma. Tu tik savo sveikatų saugak. Žiūrėk, kad tau koks šeškas nenusideštų. Nu gerai. Aha. Ate, Viktariuk, ate. Oi, girdėjau. Stuobiausiu, tai visą steput taip pat. Bet tu pagalvok, broniau, negi žmogus anas kaltas, kad šeškai užpuolė. Spėk da kaksti šeškus, ar ne pats kai kam brangiau kiaušinių savo pardavė, va. Ne. Klausyk viskas. Dabar taip, namie pasilieki tu tvarkytis. Aš bėgu kiaušinių ieškot. Vienu žodžiu taip, sutvarkai sekcijų, kopt, kad spinta man blizgėtų, užplauni grindis, išneši šiuklas, aš lakiu braniuk. Supratai? Kaip visada. Maškų prisidirbai, kad purtai kilimus, ką? Nieko aš neprisidirbu. Va, šventės artėja, reikia namų šiek tiek apsitvarkyti. O ko tu ten už kampo slapstais, gal pats kai ką prisidirbai? Kaip, Vanda, kokie aš tau prisidirbsiu? Varinėjau savo linksmai vienas. Tai jeigu varinėjai, tai padėk man kilimą išdulkint. Pabūk tikras džentelmenas. Galiu pabūt džentelmenu? A kuoras reiškia tas džentelmenas? Džentelmenas? Tai toks labai fainas kavalierius. Ai, tai toks kaip aš, ne? Klausyk, žinai ką sako? Jeigu džentelmenui trenksi per kairį žandą... Nu, tai nugris ant dešinę šoną. Eik tu, jeigu džentelmenui trenksi per kairį žandą, tai jis tau ir dešinį atsuks. Na, klausyk, aš ir taip tau padėsiu kilimą išdulkint. Padėsi man. Pabūk tikra dama. Ojojoj, kokios frazės, ko nori? Supranti, Jolka, biški prisidirbau nesąmonių mokyklai. Ką, padėk? Ką tau padėt? Ai, nepastavi būtent, kad praeistą zavarūką visą, ką? Gerai, galimait. Mama išėjo 15 minučių, tai turėtų grįžti po kokių 3 valandų, jeigu nieko nesusitiks. Klausyk, sugalvojau. Gulkis. Tu ką, visai rimtai? Gulkisgi, sakau. Nu jau, kad duodi. Galiu tada ir tikrų džentelmenų pabūt. Ateik čionai. Mačiau aš tokių džentelmenų. Tu čia darai, klausyk, kur tavo mama? Kas? Tavo mama. Išėjus kažkur. Nu va, gražiausia, kažkur išėjo, tu vieną vargsti. Ale sunku tau to inteligentų šeimoje, ar ne? Ne. Va, visai man nesunku. Aš galiu ir atsisėst? O, matai, nuo dulkių ir paspringai, klausyk, duok, aš tau padėsiu. Nereikia, ne. Aš va, ir pati galiu išdulkint. Oi, atsiprašau. Tai ko tu čia manis atsiprašinėjai? Tegul tėvai tavys atsiprašinėja. Vargšas vaikas, ne, aš negaliu, aš tau padėsiu. Nekelkit. Labai sunkus kilimas. O tai dėl ko jis toks sunkus? Taigi iš kupranugario Vilnos. Tai vaikel, koks anas buvo sunkumo iki išdulkinimo. Aš negaliu, aš tau padėsiu. Nekelkit. Man atrodo, jums kažkur reikia eit. Tai kur tu, vaikel, tu nuspėsi visur, lekiu, bėgu, matai, koks gyvenimas, eik tu peklan. Aš žinok, ligoniniai, nueinu, supranti. Žiūri, sako, Števa, greit operacinėn. Nubėgu, nuo ryto iki vakaro, žinok, ne tas žodis. Ir tai viso gyvenimo. Bet jeigu paskubėsit, tai gal dar vis tiek į kur suspėsit. Aš jas susitvarkysiu vieną. Ne, bet kaipgi aš tau paliksiu čia vienu dirbančiu. Ne, aš negaliu, aš tau padėsiu. Ne. Ateis visi mano draugai ir padės man. Kiek draugų bus? Daug. A, nu tai jeigu daug, tai tada įveiks, o kurgi? Žinai, ko padarom? O mes šitų kilimų nuridenam iki durų, ateis tėvas ir padės tau. Ne, nereikia, ne. Sustvarkysi? Sustvarkysiu. Nu tai gerai, tada einuote.
paprasčiau mergionių, jaunų gražių, saulučių panašu. Ir vėl ateis raudona žemė, ateis čionai pavasarį žaliam, ateisiu aš. Tai kur harmonika? Brauk mane iš čia greičiau, aš tuoj uždusiu! Ne taip jau paprasta, kaip tau atrodo. Gulkis, išviniosiu. Aha, gulkis! Ir kūrai griebto! Kilimų gale ir geriau išpurti pilną burną žemių. Tai ko veiksma dabar? Nežinau. Tai kaip tu nežinai? Taigi tu namų šeimininkė. Tai gal tau pašokt? Ar cepelinų išvirs? Vargšelis gi mokyklai nepavalgy. Nei tu moki cepelinus virt, nei tu kalbėk. Man užteks ir lašinių su svagūnais. Ar jeigu nepavaišintum mano mėgstamiausių arbatų su medum, tai išvis būtų gerai. Už tavo iškabliuotą medų man jau kliuvo. O tokio šlamšto kaip lašiniai mes namuose išvis neturim. Na arba tą gal ir pavaišinsiu. Pasitrauk. Kas čia? Kažkas atėjo. Tavo tėvas atėjo, slėpkis greičiau. Ką darom? Aš gal šoksiu prie balkonų, ką? Beprotis, tai kas tau gyvent atsibodo? Beveik, duok lietsargis, šoksiu prie balkonų kaip su parašiutu. Nenusišnekėk, lendam po sofą. Ai, ne, dilba! O tešlius! Sugalvau, gulkis į kilimą, suviniosiu. Nu tai, ką taip ilgai neįlaidai, vaikeli? Taigi prisnaudus buvau. Damiegi! Čiut ne vidūdienyse ir damiegi, tai kaip nesarmata. Va, mano Ramundukas mokyklą nešėjai žmogus, a tu namuos. Tai jau gal profesorius bus. Šaudas tai ne profesorius, vaikeli. Kasgi tai iš ją bus, bet va laidžiam su Stepu nemokamai valgiai duoda ir da vasarą žadėjo Ramundukų nydant prie jūros nuvežtų, va. Bet šitą, tai jau norėjau paklausti, a kur devokasi? Ne, nėra. O ką jūs norėjot? Aš, vaikeli, niekur brangiausias nerandu, supranti? Taigi mačiau kiemę, vat ir reikit jūs tenais, mačiau apačioj. Pala. Tai negi mes tada kiemį da graujam su Vitalijumi. Ai, tai čia jūs apie harmoniką. Ai, aš galvoju apie Stefą. Tai einu atnešiu kambarį. Šitą. Pala. A tai kam čia dabar du padeliai pastauja? Tai gal norit skanios arbatos jums padarysiu? Arba padaryk, Gerai. bet man šitas skaniausia su medum, kaip aš mėgstu, gerai? Gerai. Tavarkai. O, kaimynka, labas. Tai ko tiek mažai prispirkai tų Velykų nesiruoši švysti? Žinoma, kad mes švęsime. O tai ko tu šeimų maitinsi? Tu pažiūrėk, žalių prispirka, aš tai žinok, jau prisipirku Velykam, tai man pilnas šalituvas prikrautas. Ponia Stefanija, taigi Velykos tai sielo šventė, o ne skrandžio. Nu taip, ir aš taip sakau. At ir kiaušinių nedažysi? O va, su kiaušiniais problema. Suprantate, čia tokie maži. Nu, bet aš tai visada turgui, žinok, perko. Mano šeima kaip mėgsta kiaušinius. Va, per praeitas Velykas Raimundukas 30 štukų suvalgė. Jūs juokaujate. Menkas čia juokas, aš kaip susnervavau, bet paskiau, matai, Raimundukas su kaimynais išėję kiemį riden. Tai paršydė čia du glėbius, žinok, kiaušinių, tai skaityk nuostalę kaip ir nebuvo. Ponia Stefanija, taigi Velykinis kiaušinis tai yra
atgimimo simbolis ir tarp kitko didelis kiekis baltymų nuodai organizmui. Nu taip, ir aš taip sakau. A tu kiaušinių nepirksi? Pone Stefanija, jūs minėjote turgų. Ar negalėtumėte ir man ten paimti kiaušinių? Suprantate, Jolanta viena namuose tvarkosi, aš labai skubu, man reikia jai padėti, gerai? Gerai, tai kiek tau paim? 30 štukų užteks? Jūs juokaujate. Mūsų šeimynai užteks 3. Simboliškai. Nu taip. Ir aš taip sakau. Galaušė. Va! Prašom. Va, kur mano didžiąjį meilą. Tu nepyk, kad gegužinė. Dėdė broniau, prašau, nebegrokit. Kągi kaimynai eikit namo, eikit. Kaimynus, pabočių. Dėdė broniau, labai prašau, eikit namo. Mangi mokytis reikia. Eikit namo. Mokytis, teisybė. Žiūrėk, norėjau aš visų laik tavęs paklausti. Pas tau šitam universitete nėra, va, mūsų keitęs egzaminą. Aš tau galėčiau pamokyti už 8 litus. Žiūrėk, va, jim karvanikų. Žiūrėk, vaikėl, čia basai, čia klavišai. Reikia taip tunkiai, taip. Ačiū. Aš būtinai pagalvosiu. Bet jūs gal dabar eikit namo. Tikrai, eikit. Aš pagalvosiu. Taip. Lysk. Žinai, ir Glušas tavo tėvas, toks pat kaip ir tu. Pavačkarikas irgi negudresnis. Ale būtų, jeigu Stefo išgirdus kaiminku, pabučiuok, tai būtų. Kas čia? Kiaušiniai 40 centų. Kiaušiniai 22 centai. Nu, tai kur žmonės eis? Nė vienas žmogaus, Dieve mano, pavėlavau turgų. Nu, tai kaip aš be kiaušinių namo pareisiu? Nu, tas beausis aš jam galvą nusuksiu. Va, ir kiaušinių. Kiaušiniai. O čia ir kas nors? Alo? A ko dirbi, vagėka? Tu, kad išguždinai. Viktorai, ko tu čia darai? Žmogus paprašė pastovėti ir stoviu. Koks žmogus? Beausi, besarmatė. Klausyk. Tai kokie čia kiaušiniai, čia tie, kur tavo šeškas nunešė? Tu vištų? Begėdi. Tau taip gerbiau, ku tu dirbi, sakyk tu man, Viktorai. Nebesarmatik manęs Steput, matai, supranti pati Velykas, tų kiaušinių visiems reikia, taigi pensija, taigi pati žinai, mažutė. Viktorai, saviem žmonėm, artimiem tau gaila, besarmati to. Matai, Steput, kad tu savo būtum vien prašius dabar, kad nori visų savo laiptinį, tai mane kiaušiniais aprūpinti, Viktorai, taigi tik tai savo ir prašau, niekam neduosi, mes labai kiaušinius mėgstam. Tai savo, tai 40 kiaušinių savo, tai kur jūs tiek suvalgysit savo? Tai kad, Viktorai, Velykasgi tokia šventė, sėdi prie stalo, tai tas ateina. Steput, tai tas, tai aš žinau, tai te profesorius su savo balbu, daugiau taigi su nieka nesutarėt, tai. Ojojoj, a tu tai jau labai lankomas esi, pas tau jau labai daug kas užeina, vienas sėdi ir kukuoja. Teisybė sakai, Steput, žinai, pavasarį tai net vilkus daug norisi. Abiausiai, aš tau pasakysiu, viskas čia per tavą skupumų, nebūtum toks skupus, būtų viskas. Nu gerai, sudėjau. Palauk, Steput, atai. Šitą, tai kai skambinai, tai kiek tu sakei, tau tų kiaušinių reikia? 40. Tai žiūrėk, tada darykim šitaip, 10 duodu nemokamai,
o už kitus 30 reiks sumokėti. Vo, Viktorai, kitą kalbą, tvarkai tuos kiaušinius. Jetau, Viktoriuk, klausyk, koks nesusipratimas, įsivaizduoji? Taigi, piniginį namie palikau, o atsakau, Dieve mano, kad tokią galvą jau geriau du užpakalį, ne? Viktorai, duok bargan. Nu, tai daryk žmogui gerą, nu tai visų laik šitai, punt frontą užlips visi šitie pratikti žmonės. Atiduos man, Viktoriuk, aš tau sakau, atiduos man, dėkui, gerų tau švenčių. Tas piniginės tai jūs jau antri metai nesinešiojat ir neberandat nieko. Matai, kaip aš greitai. Na, ar sutvarkai kambarius? Viskas tvarkoja. Šaunuolė, tada nori pažiūrėti rezultatą. Mama, dar vedinu kambarį. Tu, taigi skersvės kenkia mano tetros Sigmai, laikyk pirkinius, aš pakeisiu ją į kitą vietą. Palauk, mama, palauk, dar aš jums ruošiu siurprizą. Matai, kokia tu šaunuolė, pasidarei va, ir kambarį sutvarkė, ir siurprizą man ruoši. Šaunuolė. Na, o aš tau pavasarį, žinau, palaidinę nupirkau. Matuokis, eime. Tai mama, tu pasimatuok. Bet taigi palaidinę, taigi tau. Tai mama, jeigu tau tiks, tai ir man tiks, taigi gerai. Jolanta, taigi mūsų kompleksijas, taigi. Nieko, mama, nieko. Pasimtų tą palaidinę, aš dar einu kilimą išdulkint. O, Jolantytė, taigi kilimą reikia dulkint prieš pradedant kambarius tvarkyt. Sakai, tiks man tą palaidinę? Nu, aš nežinau. Na, tiesiai, kairian, gerai tiesiai, kur tai eini balamutai, tiesiai.